visi atvyko. Ačiū Jums, kad atvarėt į mūsų atrakciją, žaidimuką. Trumpai biški taisyklės. Dabar sektoriai. Zonos. 1,5, 3,6,40 yra A zona. Turėkit omeny, galai abudu. O po to jau paeiliui po 10 žodžių ten. Antrą dieną zonas keičia. Tie koliukai taip įdurti ir pagal koliuką jūsų yra ženklas. Jeigu nesutarėt, kuris ten jūsų tas, prieis Laurinas arba Kristina, parodys, tas medis yra riba. Specialus nepataikymas, pasikartojantis teisėjui, teisėjas prieis pasakys, išsitiesinkit rankas, prašau. Kai parsitraukia žuvį kažkas, reikia pakelt meškerę, davai, pakeliam. Žinai, susipainioju, gali ten tikrai bandyti atpainiot, bet jokių būdų jis negali įžengti tavo sektorių, tu negali į tą sektorių. Burtų traukimas, eiliškumas, dabar turiu sąrašiuką. Žavė akimirka, Tomas Jurgaitis ir Denis Ruošis. 10. A 10 seniai? 31. 31. Denis? Pirmas. Rokas Šimkus ir Rolandas Lokauskas Ruošis. Roka, imk antrą. Atsisuk, Roka. Ištrauk antrą. Antrą. Rokai, antrą. Galėsit sudaužykite savūdą. Andriau. Jau džygant. Andriau. Kiek? 22. 3. Gerai, kol kas tiek pasitengti. Gerai. Sėkmės visiems!
Nu, prieikit arčiau. Prieikit. Dar po 9 valandų darbiški susiglausim vis. Antra diena, keičiamos zonos, biški gal užtruks ilgiau viskas, kad išsitrauktumėm teisingai. Dėl vakar dienos jokių nesąmonių kaip ir nebuvo, atrodo viskas tvarkoja, apart žuvis nesąmonės darė biški. Tai žuvis darė nesąmonės, kažkas norėjo išsimaudyti iškart po žuklės, tai... Tokių bairių nebūna. Va taip hebra gelbėja meškeris. Paduok. Galima. Va čia dariūnė, va čia tai specas. Tai žiūrėkit, saugokit meškerį, žinot kaip yra. Va, viskas, burtų traukimas. Dabar, kaip mes sakėm, ištrauksim? Ištrauksim vieną zoną, nuo kurios pradėsim ir eisit pagal vakar. Nu, kas įdėjot pirms, antras, trečias ir tada trauksit zoną, skaičiuką ir tada ten iš tų kašiliukų išsitrauksit sektorių. Okay? Visiems aišku. Testuoja gūrų kotus. Taip, kas prisijungėte nesenai, tai filmuojame plačiakaktis. Didelis užkybo, tai prieš tai buvo išlindęs pasirodė, kaip sakant, o dabar vis nenusiteikęs. Šaunuolis. Paveikluosis, ne? Ne, turbūt. Kam čia reikia? Kumštis. Gerai. Geras. Šaunuolis. Kas antras koks. Nu. Nu, pasportom. Kvėpuok. Gerai, įdomiausia dabar yra dalis svarstyklės bus. Ką? Nu va, gražuolis. Bet šakis, paskui burna pati. Kintų kanalas. 19,480. Va. Gyvenimo žuvis. Kaip sakant, pasidžiaugia, reikia paleisti. Gerai. Nu, kaip gražiai atsisveikint, galėtų dar išmaudyti tave su uodega. O, ne, pavargęs jis jau. Ne taip, o šaunuolis. Na ką, pradedam apdovanojimus, ačiū už kantrybę. 2 dienas atkentėjo, tai valandą irgi galite atkentėti. Tai nelabai, ne. Jo, nelengva, kai kam kova, kai kam lengvesnė, kai kam smagesnė. Kintų kanalas, žinot, jis toksai, su kaip sakant, su nuotaika. Tai pirmą, ką noriu padaryti, tai padėkoti mūsų rėmėjams, kad prisidėjo prie šitų varžybų. Tai pradėsim gal nuo Kintų, kad mums suteikė plotą, kur gaudys šias nuostabias žuvis. Tai paminėsiu iškart, kad mes šitam kanale mūsų mylimam pagavom bendro svorio toną 79 kg.
Kitiems rėmėjams padėkoti reikia, tai Karpiukas parduotuvė, karpiukas.lt, įsteigęs 3 šekius. Pišon, įsteigęs šaltkrepšį tokį Brenano. Kilbukas Giedrius Judeckas, kaip visada, dėžėm. Ir MN House statybos darbai įsteigė prie Big Fisho dar papildomą tokią atrakciją gūrų dėžutę. 5 vieta įspūdingai startavęs, bet po to šiek tiek nugaravęs, Vygantas Gelžinis. Mano akiniai. Tau, va. Ne, tai kaip savo, tai jau apdovanoja jau. Nu, Ir vieną mikselį. 4 vieta ir jau prasidės įdomybės, bet prieš tas visas įdomybės, prieš medinį medalį, tai Big Fishas. Big Fishas jau visi girdėjot. Vygantas Gelžinis, 19 kg, 480 gramų plačiakakis. Fuksas. Fuksas jau išdirbtas. Šitas ir dar šitas, visą kolekciją. 4 vietai palikit kažką dar. Nu ką, medinis medalis. Andrius Kondratas. Šitas liep. Vieta yra viena. Ir mikselį. Kas beliga? Bananai. Ko gaudė? Ant bananų. Bananų. Ant bežionį. Nepaminėjau turbūt, kiek ten baudos taškų, ne kas kaip buvo surinkę, tai prašau. Kur jis yra? Su 5 baudos taškais baigė. Vakar 1, šiandien 4, ne? 3 vieta. 4 baudos taškai. Kiek girdėjau, naujokas žukliai. Mindaugas Žilevičius. Naujokas, ne? Esam šokę, tai prašau, va. Viskas, nebe naujokas. Jau viskas. Dar papildu. Čia, miksiuką. 3 vietos taurę. Taigi padėkit Miksiuką. Niekas nenori padėti. Įsirink miksiuką. Nežinau, man tie miksukai nieko nesako. Nieko nesako, tuoj pradės sakyti, žinok, viskas, liūnas prasidėjo. Kitais metais paklausim. Ai, tai žinau, tą, vis. Žinoli. Antra vieta. Irgi 4 baudos taškai, bet didesnis svoris nei Mindaugo, ne? Marius Šlikas. Šitą, laikyk plakatą pirmą, rodyk. Šitas vakas prie plakato. Karpi. Ir ką, vaisinį arba tūną dar. Jo, ant to iš čia gal. Vaisinį tūną pasiimti. Vaisinį tūną jau. Vaisinį tūną. Nu ir 1 vieta. Ne 1 kartą čia jau, nenugalėtojų. Vilmantas Šatas. 3 baudos taškai. Rinkinėjau, ne? Šitą kaip tarim. Šitą, jo. Dalinamės. Nieko neduoda. Čiup šitą grožį. Šitas. Beliga tūnas. Laimėtojai, nepabėkit, norėsiu nuotraukėlės bendros. Dar prie bendros informacijos. Šiemet klubas Karpiukas varžybų turbūt čia nebedarys, bet tam turime dar birželio 24 dieną mėgėjų čempionatas. Tai kam pritrūko, ten galima pasijungti prie viso šito reikalo. Rudenio nebus? Ko taip? Rudenio. Rudenio taurės, pagalvosim. Negalvok.
Tai va, supratau. Tai žodžiu, yra mėgėjų čempionatas birželio 24. Net ir profai gali ten treniruotę padaryti. Visi matėt, kad būna va taip bangom čia viskas. Tai žodžiu, ačiū, kad susirinkot. Iki kito karto. Ačiū.